Šiame interaktyviame vaizdo įraše daugiausia dėmesio skiriama rekomendacijų ir statistikos rinkimui ir analizai, siekiant pagerinti jaunų vyrų sveikatą ir gerovę. Išmoksite rinkti ir patvirtinti duomenis, vertinti tendencijas, kurti sveikatos strategijas, kurti aiškius vaizdinius elementus ir bendradarbiauti su ekspertais siekiant tikslumo ir aktualumo. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Pradėjus rinkti duomenis apie jaunų vyrų sveikatą, pirmiausia reikia žinoti, kur ieškoti ir kuo pasitikėti. Patikimi duomenys paprastai gaunami iš oficialių šaltinių, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Eurostatas arba nacionalinės sveikatos organizacijos. Prieš naudodami bet kokią informaciją visada patikrinkite, kas ją paskelbė, kada ir kokiu tikslu. Pavyzdžiui, jei radote 2015 metų ataskaitą apie vyrų psichikos sveikatą, ji gali neatspindėti realybės po pandemijos. Pabandykite palyginti duomenis iš bent 2 šaltinių, kad pamatytumėte, ar jie sutampa. Tai padės išvengti klaidingos informacijos ir užtikrins, kad jūsų naudojami duomenys yra patikimi ir aktualūs jūsų darbui su jaunais vyrais. Surinkus informaciją, kitas žingsnis – atidžiai ją išanalizuoti. Ieškokite dėsningumų. Galbūt daugelis jaunų vyrų praneša apie nerimą arba tam tikrose regionuose padaugėjo nutukimo atvejų. Paklauskite savęs, kodėl tai vyksta. Pavyzdžiui, duomenys gali rodyti, kad streso lygis tarp studentų yra didesnis egzaminų sezono metu arba kad mažiau jaunų vyrų vyresnių nei 20 metų prisijungia prie bendruomenės sporto. Šios įžvalgos atkreipia dėmesį į realius gyvenimo iššūkius ir padeda rasti pagalbą. Duomenys nėra tik skaičiai, tai istorijos apie žmonių gyvenimus. Jūsų užduotis – perskaityti šią istoriją ir panaudoti ją, kad būtų galima pasiekti pokyčių. Geri tyrimai veda prie veiksmų. Kai žinosite, ką jums sako duomenys, panaudokite juos kurdami paprastas, realias strategijas, kurios tiktų jūsų bendruomeniai. Pavyzdžiui, jei apklausos rodo, kad daugelis jaunų vyrų praleidžia pusryčius ir jaučiasi pavargę, sukurkite užsiėmimą Sveika ryto pradžia. Jei psichikos sveikata yra problema, įkurkite tarpusavio paramos grupes, kuriuose jauni vyrai galėtų saugiai kalbėtis. Visada įtraukite pačius jaunuolius į šių sprendimų kūrimą, jie geriausiai žino, kas atrodo realu ir įgyvendinama. Ir stebėkite rezultatus, net ir nedidelė pažanga, pavyzdžiui, reguliaresnė mankšta ar geresni miego įpročiai, reiškia, kad jūsų strategija veikia. Dauguma žmonių nesukuria ryšio su ilgomis lentelėmis, pilnomis skaičių, tačiau reaguoja į aiškius vaizdinius elementus. Pabandykite statistiką paversti paprastomis, akį traukiančiamis infografikomis arba trumpais vaizdo įrašais. Pavyzdžiui, užuot sakę 25% jaunų vyrų kasdien patiria stresą, parodykite 4 draugų nuotrauką, kurioje vienas atrodo išsekęs, tai vaizdas, kurį žmonės prisimena. Naudokite spalvas, piktogramas ir trumpus sakinius, kad pabrėžtumėte tai, kas svarbu. Išlaikykite draugišką, o ne techninį toną. Vizualinis pasakojimas padeda kitiems greičiau suprasti problemas ir pasijusti sprendimo dalimi. Galiausiai, komandinis darbas sustiprina jūsų duomenis. Bendradarbiaukite su ekspertais, gydytojais, psichologais, statistikais ar tyrėjais, kad užtikrintumėte savo išvadų tikslumą. Jie gali padėti jums interpretuoti sudėtingas tendencijas ir pritaikyti pasaulinius duomenis prie savo vietinės realybės. Pavyzdžiui, galite rasti statistiką apie depresiją tarp Europos vyrų, tačiau vietos psichologas gali paaiškinti, kaip šie modeliai pasireiškia jūsų mieste. Kai jaunimo darbuotojai ir specialistai dirba kartu, duomenys tampa naudingesni, ne tik ataskaitoms, bet ir kuriant realius pokyčius, kurie pagerina jaunų vyrų kasdienį gyvenimą. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime.
Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymosi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.